šiandien 7 Kauno dienose. Labai greitai absorbuoja tą drėgmės lašą ir vidinis sluoksnis lieka visiškai sausas. Vadovėlį kada nors gausit. Na tai čia kažkas tokio kaip fronte. Pradėkit kariauti, šovinius po mėnesio atvešime. tą angelėlį tokį Čiurlionis nupiešė. Sofija sakė Danutei, kad čia tu pas mus atbėgi. Trys garsiausios Kauno moterys ir išskirtinė pažintis su Čiurlionio proanūku. Susipažinkite, tapytojas ir muziejininkas Džiugas Palukaitis, Čiurlionio proanūkas. Susitinkame Kauko laiptų įkalnėje, greta architekto Landsbergio Žemkalnio projektuoto mūrinuko, pirmųjų nuosavų Džiugo prosenelės Sofijos Kymantaitės Čiurlionienės namų, kuriuose gyveno ir vienintelė Čiurlionių dukra Danutė. Čiurlionių palikimą saugojo ir tvarkė Džiugo mama Dalia Ona Zubovaitė Palukaitienė. Jei dar vaikas būdamas pagelbėdavo ir Džiugas. Tai prašau, užeisim. Pirmoji lankytojų knyga, kuri buvo Danutės užsakyta ir išta. Tikėtasi, kad Sofija rašys savo atsiminimus toliau į šitą albumą, bet Sofija jau daugiau nieko nebeparašė, naujos knygos nepradėjo. Šis memorialinis kambarys veikia daugiau nei 50 metų, bet patekti jį galima tik susitarus iš anksto. Buvo taip maždaug suformuotas šitas kampas, mamos pieštas Sofijos, tai mano mamai Sofija Čiurlionė močiutė, pieštas portretas ir Čiurlionio piešinių kopijos. Mes tuos originalus nuėmėm, pakeitėm kopijom, nes nesveika nuolatinėje šviesoje, čia suprantamas dalykas. Paskui, kai jau 95 metais mirė mačiutė Danutė, tai jos vyras, vadindavom Bočium, atsinešė čia tą portretą sužadėtinės ir jis prigijo šitoj vietoj, o po mamos mirties jau ir mamos nuotrauka, tai va čia visos trys. Taip ir susikomponavo. Ta angelėlį tokį juodais sparniukais, tai Čiurlionis nupiešė, kai Sofija laukėsi. Sofija sakė Danutei, kad čia tu pas mus atbėgi. Čiurlionis iš anapus, čia pora po vestuvių Plungėje. Tai čia yra viena iš senųjų kopijų, tikriausiai nuo Sofijos laikų. Na ir dar čia turim Kastytį Zubovą, tai yra mano mamos pirmas brolis iš dviejų, alpinistas, architektas kalnuose žuvęs. Ir kaip Sofija sakė, buvo labai panašus į senelį. Ūgis, plaukų spalva, judesiai. tą nuotrauką padarė specialiai. Tokią jis pasiaugino ūsus ir papazavo tai nuotraukai. Įdomu, kad Sofija Kymantaitė nuo 12 metų bičiuliavosi su Vaižgantu, kuris Sofija išmokė lietuviškai skaityti ir rašyti. Mat tuo metu lietuviškas žodis Rusijos caro buvo uždraustas. Po lietuviškos spaudos grąžinimo Sofija dar nebaigusią studijų Krokuvoje, Vaižgantas pakvietė dirbti lietuviškame laikraštyje Viltis, kuri leido kartu su būsimu prezidentu Antanu Smetona Vilniuje. Sofija parašė tokią istorinę dramą Aušros sūnus apie knygnešių laiką. Pjesė buvo pastatyta ir rodoma premjera Kauno teatre. Tai dabar muzikinis teatras. Priėjo į premjerą daug žmonių, atvyko prezidentas Stulginskis. Pirma dalis praėjo sėkmingai, žmonės daug plojo, bet dar žmonėms neišsiskirčius, Vaižgantas atsistojo, apsisuko į prezidento ložę ir pradėjo kalbą. Jis kreipėsi į Stulginskį su prašymu paleisti Smetoną iš kalėjimo. Smetona tuo metu buvo įkalintas dėl to, kad nemokėjo baudos, kurią jam paskyrė cenzūra kaip laikraščio redaktoriui. Komendantas dar bandė Vaižgantą sustabdyti, žmonės šaukė, prašom tęsti. Kalba buvo pasakyta
Išėjo pertrauką, po pertraukos teatro direktorius pranešė, kad prašom skirstytis. Spektaklis nutrauktas. Istorija baigėsi tuo, kad Antano Smetonos baudai sumokėti pinigus aukojo miestiečiai. Beje, ir pats Vaižgantas gavo baudą už triukšmo viešoje vietoje kėlimą. Tai va štai mes čia ir turim Vaižgantą 1898 metų. Nu, ar 29, ar 30. Tada, kai susipažino. Nuotraukėlė užrašyta lenkiškai. Sofijos Krokovos nuotraukos. Gerai žinomos, publikuojamos viršeliuose ir kitur. Čia yra originalai ir reprodukcijos, kiek aš žiūriu, neatrodo taip subtiliai kaip šitos senusios fotografijos. Perversmas, per kurį nuverstas teisėtai išrinktas prezidentas Kazys Grinius ir buvo įvestas autoritarinis režimas, Sofiją Kymantaitę sukrėtė, bet kartu ir teikė vilties. 26 metų perversmas Sofiją savaip sukrėtė, buvo gaila, kad įvyko toks dalykas, buvo gaila Griniaus, bet kadangi su Smetona jie santykiai buvo bičiuliški, tai jie pamanė, kad tai kai reikės kam nors padėti, tai aš galėsiu į jį kreiptis. Padėti kam nors Sofijai buvo hobis, kaip jau Danutė vienur parašė. Paskui, kai jinai buvo skaučių vadė, o Smetona vyriausias skautų šefas, tai žinia, jie susitikdavo renginiuose ir taip toliau. Ir čia 35 metais Smetona netaip mažai tekstų parašęs, vieną iš knygų dedikavo. Taip, santūri dedikacija, bet autografas yra. Memorialinio buto šeimininkas, beje, kaip ir prosenelis, tapytojas, o jo mama, Čiurlionio anūkė, žinoma pedagogė, buvusi ilgametė Kauno dailės gimnazijos vadovė ir skulptorė. Mama kala paminklą Sofijai Čiurlionienei. Tuo metu laukiasi savo pirmagimio. Paminklas pastatytas, čia tas pirmagimis jau gimęs, mama su juo, tai mano vyresnis brolis Narutis, apžiūrinėjo tą paminklą. Dalios Onos Zubovaitės Palukaitienės darbų gausu visame Kauno mieste. Kauno akių klinikoje, kad dekoratyvinė siena, 2 skulptūros, ten visada galima užeiti. Dainų slėnyje jau po Dainų slėnio rekonstrukcijos. Čia mamos jaunystė, gelžbetoninė skulptūra. Taikos prospekte, Virinto Žalvario. Čia mano tėvas buvo architektas tos aplinkos, reiškia 2 baseinėliai, kurie dabar yra išsekę, fontanai neveikia. Sofijos Kymantaitės buvusiame darbo kambaryje išlikę specialiai šiam namui projektuoti tarpukario baldai. Knygos, nuotraukos ir asmeniniai daiktai mena daugybę žymių to meto kultūros ir visuomenės veikėjų, kurių gausybė čia kas savaitę rinkdavosi į vadinamosius Čiurlionienės šeštadienius. Be kita ko, šios sienos saugo ir ne vieną paslaptį. Viena jų jau nebe paslaptis. Sofija Čiurlionienė buvo paskelbta pasaulio tautų teisuole, nes savo namuose, rizikuodama gyvybę, slėpė žydus.